sunervavo vaikas, supykai, nesvaru, ne tik vaikas, bet kas, ane. Tai jeigu nori bartis, tai barkis, sakau, va, kad tau ten pasisektų, kad tu uždirbtum milijoną, kad tu ten geriausias vyras ar geriausią žmoną turėtum pasaulyje, kad tu geriausius mokslus baigtum, kad tu darbą nuostabiausią turėtum. Tiesiog va taip bartis, mes nemokam. Atrodo juokinga, bet kas įvyktų? Pabandyk, patikėk. Jeigu tu taip pradėtum bartis balsu, tai visų pirma pradėtų juoktis tas, kas pyksta ir kas barasi ir ant ko tu bariesi. Ir iš karto laukas, visa erdvė keičiasi. O jeigu negali, kaip pasakyt, balsu, tai mintimis jau tada barkis va taip. Tada savo lauką keisi irgi nepaprastai galingas instrumentas, nes agresijoj, pyktyje yra didžiausias potencialas žmogaus. Stipriausias pagrindas, ant kurio jis gali, kaip sako, Eifelio bokštą pasistatyti.